Pradedame laidų ciklą apie įteisintus vagis. Pirmojo dalyje papasakosiu apie kastą gimusią Gulage. Sovietų sąjungoje egzistavo uždara kasta, kurios nariai nepripažino nei valstybės, nei įstatymų. Jie gyveno pagal savo kodeksą, turėjo tam tikras savo teismo taisyklės ir net savo hierarchiją. Jų autoritetas kalėjimuose buvo gerokai aukštesnis už administraciją. Jie buvo vadinami įteisintais vagimis. Bet kaip kalinių subkultūra tapo viena įtakingiausių kriminalinių struktūrų posovietinėje erdvėje. Šios kastos šaknys siekia 1930 metus, Stalino represijų laikotarpį. Tūkstančiai žmonių buvo siunčiami į Gulago lagerius. Ten susiformavo atskira nusikaltėlių bendruomenė. Tai profesionalūs vagys, kurie nenorėjo bendradarbiauti su valdžia. Šie nusikaltėliai pradėjo formuoti savas taisyklės, vadinamąjį vagių įstatymą. Vagių kodeksas nebuvo surašytas popieriuje, tačiau jo laikymasis iki 1990-ųjų buvo gyvybės ir mirties klausimas. Tai buvo griežta elgesio taisyklių sistema skirta atskirti savus nuo svetimų ir užtikrinti, kad kriminalinis elitas liktų nepriklausomas nuo valstybės. Štai pagrindiniai senojo kodekso principai, kurie dominavo Sovietų sąjungoje. Santykis su valstybe. Tai buvo svarbiausia taisyklė. Įteisintas vagis turėjo būti visiškas valstybės sistemos antitezas. Jokio darbo. Vagis negalėjo dirbti jokio oficialaus darbo, net būdamas lageryje. Darbas buvo laikiamas didžiausia gėda. Jokios tarnybos. Buvo draudžiama tarnauti armijoje ar imti į rankas ginklą ginant valstybę. Jokio bendradarbiavimo. Buvo draudžiama liudyti teisme, pasirašyti bet kokius dokumentus ar užimti bet kokias pareigas kalėjimo administracijoje. Koksgi buvo asmeninis gyvenimas ir kokiegi buvo įteisintų vagių turtai. Vagis turėjo būti laisvas nuo bet kokių saistų, kuriais valdžia galėtų jį spausti. Be šeimos, oficialiai vagis negalėjo turėti žmonos ar vaikų, šeima buvo laikoma silpnynė, per kurią milicija galėjo daryti įtaką. Be nuosavybės vagis neturėjo turėti namų, prabangių daiktų ar santaupų savo vardu. Visi pinigai turėjo keliauti į vadinamą bendrą vagių kasą, iš kurios buvo šelpiami kalintys asmenys ir jų šeimos. Na ir vienas svarbiausių aspektų – tai yra kortų lošimas. Vagis privalėjo mokėti lošti kortomis ir svarbiausia – garbingai sumokėti pralaimėtą skolą. Skola prasilošus kortomis buvo šventa. Sąžiningumas prieš savus buvo ypatinga vertybė, todėl vagis niekada negalėjo meluoti kitam vagiui. Visi konfliktai turėjo būti sprendžiami susirinkimuose, vadinamosiuose schodkomis. Tik schodkose galėjo būti karūnuojami nauji nariai. Jie buvo pripažįstami kaip naujieji įteisintieji vagis. Tam reikėjo bent 2 autoritetingų kitų įteisintų vagių rekomendacijų. Vagis privalėjo remti kitus kalinčius nusikaltėlius, ypač jaunimą, mokydamas juos teisingo gyvenimo būdo. Kodekso pažeidimus buvo baudžiama negailestingai. Sprendimus priimdavo kiti vagis. Viena iš bausmės formų tai buvo tiesiog pažeminimas už smulkius nusižengimus. Vagis gaudavo tam tikrą viešą antausį, tai reiškia autoriteto praradimą. Nukarūnavimas, tuomet vagis nustodavo būti įteisintų vagimi, jis tapdavo tiesiog paprastų kalinių, arba mirtis. Tai buvo baudžiama už išdavystę ir bendradarbiavimą su milicija. Tapimą kale. Grėsė tik mirties bausmė. Tapti įteisintų vagimi nebuvo paprasta. Tai buvo ceremonija, kurios metu kandidatas turėjo turėti nepriekaištingą kriminalinę reputaciją ir kitų autoritetų pritarimą. Tai buvo griežtai struktūruota subkultūra su aiškia hierarchija. Po Antrojo pasaulinio karo ši sistema patyrė didžiausią krizę. Daug įteisintų vagių išėjo į frontą ginti tėvynės, pasiėmė ginklus į rankas,
Kuomet jie grįžo į lagerių, senieji vagys juos pavadino kalėmis, išdavusiais kodeksą. Prasidėjo masinės žudynės tarp senbuvių ir grįžusių iš karo, kurias kalėjimo administracija dažnai skatindavo, norėdama susilpninti kriminalinį pasaulį. Šie konfliktai buvo brutalūs ir truko dešimtmečius. Kovos suformavo dar griežtesnę struktūrą. Štai keletas ryškiausių ir įtakingiausių figūrų, kurios formavo įteisintų vagių pasaulį Sovietų sąjungą. Vienas jų, Vasilijus Babuškinas, pravarde Vasija Briljant. Jis laikomas paskutiniuoju tikriuoju vagimi ir vagių tradicijų saugotoju. Tai buvo legendinė figūra, praleidusi kalėjimuose beveik 40 metų. Jis griežtai pasisakė prieš bet kokius ryšius su valdžia ir priešinosi naujoms tendencijoms. Kuomet vagis pradėjo lysti į politiką ar verslą. Mirė 85-aisiais kalėjime, tapdamas senosios kartos simboliu. Viačeslavas Ivankovas, pravarde Japončikas. Nors jo šlovės viršūnė buvo 90-aisiais, jis tapo autoritetu dar 74-aisiais. 8-ajame dešimtmetyje Maskvoje subūrė gaują, kuri persirengusi milicininkais plėšė šešėlinius verslininkus. Jis buvo vienas pirmųjų supratusių, kad senasis kodeksas keičiasi ir pradėjo kurti ryšius tarp kriminalinio pasaulio ir kylančio verslo. Aslanas Susojanas, pravarde senelis Hasanas. Vienas įtakingiausių visų laikų įteisintų vagių, kurio karjera prasidėjo dar 7-ajame dešimtmetyje Gruzijoje. Jau tada jis kontroliavo didelę dalį Užkaukazės šešėlinės ekonomikos, jo klanas buvo vienas galingiausių Sovietų sąjungos viduje, vėliau, žinoma, persikėlė į Maskvą. Kaip supratote, ilgą laiką ši kasta egzistavo tik kalėjimų sistemoje. Tačiau 9-ajame dešimtmetyje Sovietų sąjunga pradėjo byrėti. Silpnėjo valstybės kontrolė, atsirado juodoji rinka, neoficialūs verslai, ir įteisintis vagis turėjo tai, ko neturėjo kiti – disciplinuotą tinklą ir autoritetą. Kuomet 91 metais žlugo Sovietų sąjunga, prasidėjo masinė privatizacija. Valstybinis turtas atsidūrė chaose. Ir čia įteisintis vagis išėjo iš kalėjimų į gatves. Atsirado reketas, bankų verslų kontrolė, konfliktai tarp grupuočių. Prasidėjus kapitalizmui atsirado apelsinai. Tai asmenys dažniausiai kilę iš Kaukazo regiono, kurie įteisinto vagies titulą tiesiog nusipirkdavo už pinigus, niekada nesėdėję kalėjime ir nesilaikė asketiško gyvenimo būdo. Tai suardė senąją sistemą. Vagis pradėjo važinėti Mercedesais, statytis rūmus ir lysti į politiką. Įteisintų vagių fenomenas rodo, kaip subkultūra gali tapti sistema. Iš pradžių tai buvo protesto forma prieš represinę valstybę. Tačiau vėliau ši struktūra pati tapo galios mechanizmu. Tikrasis įteisintų vagių iškilimas prasidėjo 90-aisiais, prasidėjus atviram karui dėl milijardų. Tai buvo laikotarpis, kuomet kriminalinis pasaulis tapo nebe pogrindžio, o realia ekonominė jėga. Antroje dalyje papasakosiu apie tai, kaip ši kasta perėmė verslus ir pradėjo kruvinus karus dėl valdžios. Jeigu domina tarptautinių nusikaltimų analizė lietuvių kalba, prenumeruok Story Hub LT.